Prieš Lietuvos valstybės atkūrimo dieną radviliškiečiai nusprendė atgaivinti beveik 70 senumo visai šaliai reikšmingą istorinį įvykį. Minaičiuose Miknių Petrėčių sodyboje atkurtas 1949 Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kurio metu buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir pasirašyta deklaracija. Į partizanų vadų vaidmenį įsikūnijo ir lemtingo suvažiavimo akimirkas atkūrė profesionalūs aktoriai. Pradėsim tarybos posėdį. 1949 vasario 16 Radviliškio rajone Minaičiuose vienišoje sodyboje prie stalo palinkė 8 Lietuvos partizanų vadai. Jų veiduose rimtis. Netrukus kovotojai už laisvę pasirašys deklaraciją, padėsiančią teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą ir gims Lietuvos laisvės kovos sąjunga. Šiemet radviliškiečiai sumanė inscenizuoti to meto įvykius ir taip paminėti vieną reikšmingiausių Lietuvai švenčių – vasario 16-ąją. Istorinėje Miknių Petrėčių sodyboje buvo atkurtas prieš beveik 70 mečius vykęs visos Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavimas. Bendrą aktyvų tautos įsilaisvinimo darbą. Bet čia yra tai, ką lietuvių tautos patys gražiausi atstovai, signatarai 49 metų padarė, jie sujungė tas dvi Lietuvas, teisiškai sujungė dvi nepriklausomybės datas – vasario 16 ir kovo 11. Jie jas įtvirtino. Ir tai ypatingai svarbu dabar, kai frontas mūsų kovos, iš esmės tokios pat kovos, kokia buvo tada, eina visai netoli Ukrainoje. Ir tai nėra taip, kad vien tik istorija, vien tik praeitis, tai yra ir dabartis didelė dalim. Idėja surengti šio reikšmingo istorinio įvykio inscenizacija kilo Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojams. Įkūnyti partizanų vadus pakviesti Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai, o inscenizacijos scenarijų sukūrė režisierius Juozas Žibūda. Projekto sumanytojai sako, kad pagrindinis jų tikslas buvo sudominti jaunimą ir visai valstybei svarbius istorinius įvykius parodyti jiems patrauklią formą. Kuo tolyn, stebint ypač jaunąją kartą, dirbant mokykloje, taip pat matai, kaip jaunimas nelabai nori eiti į minėjimus, nelabai nori prisiminti tos istorijos. Ir iš tiesų mūsų vyresnios kartos tokia pareiga tikriausiai tą istoriją parodyti kitokią, patrauklę. Iš tiesų, kad formuotųsi tas patriotiškumas, pilietiškumas. Ir manau, kad tokie projektai, tokios iniciatyvos iš ties duoda labai gerą rezultatą. Radviliškio rajono meras sako, kad ši inscenizacija ne tik jaunimui, bet ir kiekvienam piliečiui suteikė progą akies krašteliu žvilgtelėti į lemtingus praeities įvykius ir prisiminti, kokią kainą Lietuva išsikovojo laisvę. Juk visi 8 deklaraciją pasirašę partizanų vadai taip ir nesulaukė to, dėl ko kovojo. Žuvo, išduoti priešams ar pakliuvė į pasalą. Tačiau jų dėka šiandien mes gyvename nepriklausomoje valstybėje. Meras džiaugiasi, kad praeities įvykiai žmonėms rūpi. Į šį netradicinį minėjimą šiemet susirinko kaip niekad daug svečių. Šiandien aš mačiau be galo daug naujų žmonių, todėl kad čia esu gal 10-12 kartą. Ir jau žmonės priprato, jie atvažiuoja čia kaip į savo namus. Jiems tiesiog tai ne vien pažiūrėti Minaičius, ne vien tai, kad kažkas ten važiuoju ir aš, ne. Aš važiuoju todėl, kad man čia patinka, aš važiuoju čia todėl, kad noriu prisiminti tuos laikus. 1999-aisiais Seimas šią partizanų vadų pasirašytą deklaraciją paskelbė Lietuvos Respublikos teisės aktu. 2010-aisiais Minaičiuose atidengtas paminklas šiam istoriniam įvykiui atminti.